Kas tau yra, teta? Kaip drįsai padirbt mano parašą ir atiduot vekselį, kuris priklausė man? Jau žinai? Aišku, žinau. Neturėjai teisės. Leis primint, kad nusipirkau vekselį už savo pinigus. Tik aš turiu teisę priimti tokius sprendimus, ne tu. Padariau tai, kas atrodė teisinga. Žinojau, kad būtum atidavęs vekselį šeimos priešui. Ne, Alejandrai, jei viskas dėl pinigų, dabar pat išrašysiu čekį ir šis pokalbis baigtas. Bėda ne čia, teta. Bėda ta, kad praradai mano pagarbą ir pasitikėjimą. Tau rūpi tik kerštas. Nieko nepakeisi. Nusiramink, o tada pasikalbėsim. Pasikalbėsim? Ką sakysi, teta? Mirtinai žinau tavo pasiteisinimus. Nusprendėjai susigrąžinti sūnų bet kokią kainą, sakai, tau trūksta mano palaikymo? Žeminai ir kaltinai mane nuo tavęs nusigręžus ir išdavus. O kaip pavadintum savo poelgį? Neleisiu šitaip su manim kalbėti. Aptarsim tai kitą kartą. Ne, kalbėsimės dabar, teta, neišeik. Gerai. Ką tau pasakyt? Kodėl tai padariau? Pats pasakėjai, dėl sūnaus. Gabinas turi teisę susigrąžinti tai, kas priklauso jam. Jei būtum supratingas, viso šito nebūtų. Tau niekada nerūpėjau, su kokiu skausmu gyvenau 25 metus. Neturi teisės skriaust mano mylimosios. Žinai, kad norėjau vesti Viktoriją, o dabar per tave ją prarandu. Jos šeima mano, kad aš padėjau parašą. Viktorija Valentės dukra, o tu nuo manęs nusigręžiai. Dabar atidžiai klausykis, Alejandrai. Visomis išgalėmis ginsiu savo sūnų nuo Perezų Solerų šeimos. Prašiau tavęs 1000 kartų. Meldžiau tavo palaikymo, bet tu to nepadarei. Dabar taikykis su pasiekmėm. Nekaltink Viktorijos. Tai tu mane išdavei, teta. Dėl visko kaltas tavo keršto troškimas. Ne ji, teta. Ir aš neprarasiu Viktorijos. Dar nežinai, ką galiu padaryti dėl meilės. Klausausi tavęs ir net pažįstu. Pažadėjau tavo motinai, kad saugosiu tave ir tavo seserį. Pažadėjau, kad rūpinsiuosi jumis, jos vaikais, savo vienintelę šeimą. Buvau tau kaip mama. Siūliau gerą gyvenimą. Bet tu pasirinkai ginti tą šeimą. Ginu savo meilę Viktorijai. Ginu teisybę ir tiesą. Tavo priešai ne Perezai Solerai ir ne aš. Tu esi priešė pati savo. Ir aš maniau, kad mes šeima. Bet tavo neapykanta stipresnė už meilę. Pripažink. Jei manai, kad šitai priversi sūnų tave pamilt, pamiršk. Žinai kodėl? Nes tikros meilės nenusipirksi. Ją reikia pelnyti gerumu. O šiandien įsitikinau, kad aš tau nieko nereiškiu. Nieko.